Tai labas vakaras visiems susirinkusiam į mūsų webinarą apie studijas užsienyje. Manau, kad šį vakarą sužinosit tikrai daug naudingos informacijos, išgirsit įdomių istorijų, nes webinare dalyvauja 3 studentės iš Nyderlandų bei Belgijos ir ten stojo jos su kastu pagalba. Tai pirmiausia, paprašysiu merginų po vieną trumpai prisistatyti ir tada galėsiu tęsti aš. Gerai, tai sveiki, esu Adrija ir man 21 ir mokausi Nyderlandų universitete. Ačiū, Adrija. Amelija. Sveiki, esu Amelija, taip pat mokausi Nyderlanduose chemiją. Ačiū. Ir Agnė. Agne, ar esi, ar girdi mus? Aha, žiūriu, kažkur Agnė dingo tikriausiai, tai gal kokie techniniai nesklandumai, tai tikėkime atsiras, grįž Agnė ir tada galėsim tęsti. Taip. Tai pirmiausia, noriu ir aš pati prisistatyti, ar ne, kad aš esu Virginija, dirbu kastu, studijų užsienyje koordinatorė. Savo studijas taip pat baigiau užsienyje, tai Danijoje, todėl man pačiai studijos užsienyje tikrai yra labai tokia artima tema iš asmeninės patirties ir darbe taip pat, aišku. Tai pradžiai norėčiau trumpai jums papasakoti apie tai, kas yra kastu, tiems, kurie galbūt dar nėra girdėję, nežino. Tai mes esam organizacija, kuri padeda išvykti studijuoti į užsienį. Todėl jei kažkas turi kažkokių minčių, galbūt studijuoti užsienyje, tai tikrai galite kreiptis mūsų pagalbos, mes pakonsultuosim jūs nemokamai, padėsim išsirinkti programą, universitetą ir lydėsim viso proceso metu, iki kol išvyksit studijuoti. Tai dirbam jau 18 metų, esam savo srities profesionalai, atstovaujam virš 44 universitetų Europoje, na, o per tuos 18 metų kastu padėjo įstoti virš 7,000 žmonių. Tad visi svarstantis tikrai gali kreiptis į mus, mes viso proceso metu būsim šalia, tapsim galbūt draugais ar ne ir pasistengsim jums palengvinti viską. Taip, tai dirbam su 5 šalim, kurias čia matote ekrane. Apie visą šiandieną papasakosim truputėlį atskirai, bet daugiausia fokusuosimės būtent į Nyderlandus ir Belgiją, kadangi čia studijuoja merginos, kurios dalyvauja webinare šiandien. Tai prieš pradedant apie šalis, norėčiau pirmiausia aptarti tam tikrus mitus, kurie vyrauja apie studijas svetur. O jų yra ne vienas. Pirmasis, toksai turbūt vienas labiausiai atbaidančių žmonės, tai yra, kad studijuoti užsienyje yra brangu. Kas iš dalies yra tiesa, bet viskas labai priklauso nuo universiteto ir nuo šalies, kurią pasirinksit kaip kryptį. Mes šiaip dirbam su tokiom šalim ir universitetais tokiais, kur studijos yra labai prieinamom kainom kiekvienam ir tos kainos nėra didelės. Čia galit matyti tokią lentelę, kurioje palyginom, kiek kainuoja studijos Lietuvoje ir mūsų atstovaujamose šalise. Su tokia prielaida, žodžiu, kad studentas dar ir dirba bent 15 valandų per savaitę. Ir ką mes pastebim, kad jei studentas Nyderlanduose ar Skandinavijos šalise, čia galit matyti Nyderlandai, Danija, Suomija, Švedija ar ne, taip pat Belgija, tai ir dirba ir mokosi, tai gali dar ir į pliusą išeiti. Tai kad ne tik pavyksta pasidengti išlaidas, bet dar ir kai kuriais atvejais sutaupyti. Čia galite matyti per mėnesį, kiek skaičiuojam, jeigu žmogus dar ir dirba 15 valandų per savaitę ir paskui per metus paskaičiuota yra. Tai, žodžiu, ne tik padengtas išlaidas gali studijuojantis žmogus, studentas, bet tuo pačiu dar kai kuriais atvejais ir sutaupyti. Tai vis tiek, jeigu lygintumėm su Lietuva, net mokantis studijuojant nemokamai ir dirbant, studento išlaidos vis tiek jos yra gerokai didesnės per mėnesį negu kad jo pajamos. Tai automatiškai gaunasi toks kaip ir į minusą ėjimas. Po pačio webinaro kiekvienam tikrai atsiųsim lentelę, kad galėtumėt labiau panagrinėti viską, bet pagrindinė mintis tai yra, kad studijos užsienyje nebūtinai turi būti brangu ir kai kuriais atvejais
galima turėti daugiau negu išleidi. Antras mitas yra tai, kad norint įstoti į užsienį, reikia labai gerai mokytis. Tai tikrai galiu nuraminti, kad tai nėra tiesa, nes pavyzdžiui, Nyderlandai, Belgija, tai stojant dažniausiai pakanka tikrai motyvacijos, kadangi universitetai yra suinteresuoti suteikti išsilavinimą kiekvienam, kuris to nori. Gerai yra tai, kad anglų kalbos testas dažniausiai irgi nėra reikalingas, pilnai pakanka išlaikyti anglų kalbos valstybinį egzaminą mokykloje. Skandinavijos šalims dažniausiai nereikalingas motyvacinis, rekomendacinis laiškas, bet metinis vidurkis jau turėtų būti nežemesnis negu 7 dažniausiai. Tai trumpai tariant, vėlgi, skirtingos šalys, skirtingi visi tie reikalavimai, bet iš esmės stojimas tikrai nėra sudėtingas ir, sakykime, jeigu pažymiai kažkieno yra šiek tiek žemesni, tai tikrai dar nereiškia, kad studijos užsienyje yra ne tam žmogui skirtos. Ir trečiasis mitas, tai kad baimė tokia lyg nesusikalbėti angliškai. Tai manau, kad šito pradžiai tikrai visi bijo, arba bent jau didžioji dalis, nes vis tiek tai yra nauja, tai yra galbūt baisu, bet to bijoti tikrai nereikia. Mes dirbam su šalim universitetais, kur yra daug kitų studentų ir jų anglų kalba irgi nėra tokia kaip gimtoji, ar ne, ir irgi jie daro visokių klaidų, jiems gal taip pat yra baisu, tai pamenu ir save, kad, žodžiu, buvo irgi baisu, sakykime, išvykstant, kad bus galbūt sunku susikalbėti, gal manęs nesupras, arba ypač mokytis sunku, tai ir bendraklasių daug turėjau, kurie irgi tikrai nebuvo jų kalba anglų ideali, bet tiesiog laikui bėgant įvyksta tas persilaužimas ir pasidaro kur kas lengviau, jau būnant vietoj, bendraujant kiekvieną dieną su kursiokais ar tiesiog vietiniai žmonėms. Tai bijoti tikrai nereikėtų. Na ir ką, ir turim pirmąją šalį, tai yra Nyderlandai ir kitaip Olandija, tai populiariausia šalis, nes siūlo begalę skirtingų programų, ten kiekvienais metais išvyksta daugiausia mokinių, manau, kad nebereikalo, nes švietimo sistema ten tikrai tokio aukšto lygio, studijų kaina nėra didelė, apie 2695 € per metus. Yra paramos sistema dirbantiems studentams, kuris siekia virš 1000 € mėnesiui. Ta parama gali būti ir gražinama, ar negražinama. Tai studentas tiesiog renkasi, kurią paramą norėtų pasinaudoti. Taip pat yra galimybė pasiimti paskolą studijų kainai padengti, jeigu tik, sakykime, yra toks poreikis. Tai apie Nyderlandus iš manęs tiek, manau, galim pakalbinti dalyvės mūsų webinaro. Tai pirmiausia, Adrija, paprašysim tavęs, kad papasakotum. Taip, tai kaip sakiau, sveiki visi, esu Adrija, mokiausi International Finance and Control programoje, tai tarptautiniai finansai ir jų kontrolė. Pirmiausia, tai kodėl pasirinkau šią programą, tai labai paprastai, dėl to, kad man labai patiko matematika, ne visi tą galėjo pasakyti, man labai patiko ypač kadangi mokiausi matematiką COVID metu, tai man labai patiko daryti namų darbus su serialu. Tuo metu žiūrėjau kažkokį 11 sezonų ir tiesiog sprendžiau matematiką kaip galvosakį. Ir antras dalykas buvo tai, kad aš galvojau, kad siesiu savo ateities karjerą su auditu. Tai būtent ta finansų sritis kažkaip ir pasirodė labai patraukli ir būtent šita programa man labai patiko. Tai dabar kitoje skaidrėje aš biškį papasakosiu apie patį universitetą. Tai universitetas vadinasi Hanze University of Applied Sciences, tai yra praktikos universitetas, turbūt taip galima išversti. Ir kuo jis skiriasi nuo tradicinio universiteto yra tai, kad labiau fokusuojasi į praktinį teorijų žinių pritaikymą. Tai, tarkim, mano programoje mes visiškai neturėjom ilgų tokių paskaitų dideliuose auditorijose. Mūsų kabinetukai klasės buvo maži, jaukus ir mano klasė buvo iš tikrųjų labai maža. Mes, atsimenu, pradėjom su 40 žmonių ir gal dabar beturiu 18 likusius klasiokų, tai tikrai tie dėstytojai turi galimybę mums viską
kiekvienam išaiškinti, padėti su grupiniu, individualiu darbu ir panašiai. Tai tas man labiausiai patinka. Pats miestas yra labai nedidelis, tai vienas iš dalykų, dėl ko aš pasirinkau studijuoti būtent šitame mieste. Viskas pasiekiama ranka, tai pėsčiomis arba dviračiu. Universitetas irgi labai patogioje vietoje. Šalia yra daug kavinių, valgyklų, restoranų. Taip pat yra sporto centras, kuriame yra didelės nuolaidos studentams. Tai tikrai labai daug žmonių po pamokų ar prieš paskaitas ar po paskaitų tikrai eina tenai ir sportuoja. Na, universitete yra biblioteka, kurioje galima studijuoti, arba šiaip įvairiausių erdvių, kur gali su komanda arba pats pasiruošti projektams ar užduotims. O pati programa, tai kaip sakiau, yra labai intimi. 40 žmonių nukrito iki gal 18 dabar, jeigu neklystu. Pirmi 2 metai buvo skirti vien praktikai, vien paskaitoms ir praktiniams projektams. Na, o 3 metai, tai dabar esu 3 kurse. Pirmas semestras yra skirtas mainams, arba kitaip dar galima pasirinkti minor, kur tu pasirinki kažkokią kitą sritį, kuri nebūtinai yra tavo programoje. Na, o antras semestras skirtas praktikai. Na ir tikrai dėl to, kad labai daug praktinių dalykų ir teorijos taikymo labai gerai paruošia, na, kaip paruošia darbo rinkai, tai tikrai, manau, tas ir yra. Na ir grupinio ir savarankiško darbo tikrai daug. Na, gal šiek tiek apie mokslus ir užtenka, o dabar norėčiau papasakoti apie laisvalaikį. Tai, na, pirmi metai buvo tikrai tokie atradimo metai. Daugiausiai buvo vakarėlių, miesto ir kultūros pažinimas, pirmi bandymai derinti darbą ir mokslus. Tikrai daug atradau, susipažinau su daug žmonių, atradau savo naujus draugus. Na ir čia pirmi metai yra skirti atrasti, kas tau patinka. Na, tai nebūtinai apie save, bet pavyzdžiui, ar patinka tau gaminti maistą, ar tu labiau nori užsisakyti, ar tau patinka, na, tavo gyvenimo būdas. Viskas atsiveria ir būtent tie metai yra skirti tam. Na ir mano atveju tai buvo. Ir antri metai tada pasikeičia dėl to, kad tas pirmas azartas, tie nauji įspūdžiai, jie, na, pradingsta. Viskas, kas buvo nauja, nebėra nauja, tu susipažįsti su viskuo. Šiais metais, tais antrais metais, aš labiau buvau rimtesnė. Na ir įstojau į papildomą programą, vadinamą Honors programa, kurioje aš galėjau labiau su savim dirbti, ne tiek su savo pagrindinė finansų programa. Ir tad turėjau daugiau užsiėmimo ties tuo, taip pat buvau daugiau skyriau laiko sau, tai tarkim atradau naujų hobių, daugiau sportavau, pakeičiau darbą, tai vėl naujovių buvo. Na ir labiausiai turbūt negaliu nepaminėti to, kad persikrausčiau į naują butą ir su draugais praleisdavau beveik kiekvieną dieną ilgus vakarus kalbėdami. Tai čia turbūt didžiausias dalykas, ko aš pasiilgstu. Nes kadangi dabar jau trečiais metais aš pat rugpjūčio mėnesį išvažiavau mainams į Kanadą. Tai tikrai buvo labai ilgas ir sunkus procesas, kol aš patekau į Kanadą. Aš kelis kartus galvojau, kad aš jau nebevažiuosiu, nes ten buvo problemų ir tikrai aš negalvojau, kad taip pavyks, bet pavyko viskas ir labai džiaugiuosi, nes praleidau 4 mėnesius Kanadoje ir
pasimokiau ir susipažinau su nuostabiais žmonėm. Tikrai labai ir pati šalis labai graži. Ir daug ko pamačiau, daug ko patyriau naujų dalykų, tikrai ne tik maisto, bet ir gamta, ir viskas. Labai, labai pasiilgstu ir tikrai norėčiau grįžti. Ir dabar jau antras semestras prasidėjo, antram semestre, kaip sakiau, praktika. Ir aš susiradau praktiką, gavau vietą Delamode Logistics čia Vilniuje. Ir, pradėjau praeitą savaitę, tai aš negaliu daug ko papasakot, bet tikrai labai faina. Labai džiaugiuosi, kad pats universitetas tai, nesakyčiau liepia, bet siūlo tikrai ir tai yra programos dalis, nes tikrai padės karjerai. Tai čia būtų tiek iš mano patirties. Aš turėčiau tau klausimą vieną, paminėjai ar ne, kad, kaip suprantu, dabar Lietuvoje esi Vilniuje atlikinėjai praktiką, tai kaip manai, koks buvo požiūris tos gal, aišku, dar tik pirmą savaitę, bet požiūris pačio darbdavio, ar ne, kad mato, jog tu lietuvė, grįžai savo studijas studijuoji užsienyje ir kaip jie tai reaguoja, ar jie tai mato kaip pliusą, nes labai dažnai žmonės klausia, kaip lietuviai tai žiūri ir gal tu pastebėjai, kad tarkim jie labai džiaugiasi, kaip tai, kad tu kažką naujo, kaip sakant, įneši į visą tą gyvenimą jau darbo. Tai iš tikrųjų labai geras klausimas, dėl to, kad aš pati bijojau Lietuvoje ieškoti, nes kažkaip aš girdėjau, kad jie labai gali būti praktikos studentų gali nepriimti ir panašiai, bet man labai pasisekė, nes iš tikrųjų labai smagiai mane priėmė. Tikrai susipažinau aš su moterim, kuri mane priiminėjo, su kuria aš kontaktuoju. Ir tikrai visą laiką man minėjo, kad labai džiaugiamės, kad tu prisijungi, kad būtent čia atvažiavai, grįžai į Lietuvą, kad nusprendė prisijungti prie mūsų. Ir kadangi aš mokausi tarptautinėje erdvėje, tai Nyderlanduose šiuo atveju, tai man kaip tik pasiūlė tą tarptautinį finansų departamentą, tai kur aš labiausiai ir norėjau, ir tai, kad aš mokiausi, man davė patirties ir daugiau šansų patekti būtent į tą departamentą. Kadangi tarptautiniai finansai, tai jie labai užsiėmė ir tikrai neturi visą laiką galimybės priimti naujų žmonių ir dar pamokyti, tai tikrai taip, tikrai yra pliusų. Labai smagu girdėti. Ir dar vienas klausimėlis, matau, čia paminėjai keletą kartų, 1-2 metai, tai darbas, ar ne? Tai gal trumpai gali papasakot, kaip tam su tuo darbu tau sekėsi. Nežinau, kad daugeliu irgi būna labai aktualu. Taip, tai su darbu labai iš tikrųjų lengvai pasisekė, nes aš tikrai nepilnu darbo etatu. Pirmais metais aš dirbau Lietuvos įmonėje, dirbau korepetitorė. Tai mano paskaitos vyko rytais arba po pietų ir tada visos pamokos, visi mano mokiniai buvo vakarais. Tai tikrai aš turėjau pilną laiko ne tik tai paskaitoms, bet ir pasimokyti, padirbti ir dar paskui po viso darbo aš dar turėjau laiko pasidaryti, išeiti galbūt į miestą, ar pabūti su savim, ar dar padirbti tai. O antrais metais nusprendžiau, kad korepetitorė dirbti nebenoriu, tad nusprendžiau galbūt pasibandyti restorane padirbti. Restorane man ne taip patiko, dėl to, kad iš tikrųjų tai yra sunkus darbas ten dirbti. Bet aš dirbdavau vakarais irgi po paskaitų ir neturėjau problemų derinant su savo mokslais. Labai smagu girdėti. Gerai, tai kitą skaidrę jungiu turbūt. Taip, tai čia būtų mano paskutinė skaidrė. Mano artimiausi planai būtų įsitvirtinti finansų srityje ir įgauti praktikos, būtent čia šioje įmonėje ir kitais metais bus galimybė tą padaryti. O galbūt žiūrint į tolesnę perspektyvą, aš norėčiau atidaryti arba savo įmonę, arba
dirbti iš namų, kad nuotoliu, kadangi aš noriu didesnės laisvės ir norėčiau skirti daugiau laiko kelionėms. Tad jo, čia būtų mano tokie ateities planai ir būtent mano ši programa yra puikus lydi mane būtent į tą kryptį. Tai tikrai džiaugiuosi tuo. Labai smagu, tai tikiuosi, kad išsipildys tie tavo ateities planai ir tada ačiū tau ir galim tada dabar perduoti žodį Amelijai. Sveiki, esu Amelija. Man 19, šiuo metu studijuoju chemiją Nyderlanduose mažam miestelį. Esu pirmakursė, tai labai daug ko pasakyti negaliu, nes mokinuosi dar tik tais 5-6 mėnesius. Bet pačios studijas, kai rinkausi, nelabai žinojau, ką rinktis, nes turėjau labai daug pasirinkimų, kadangi turiu labai daug hobių ir jie visi labai skiriasi. Vienur norėjau studijuoti dizainą, kitur madą, tada įeina chemija arba architektūra, labai skirtingos sritis. Tačiau kuo daugiau jungiausi į webinarus ir žiūrėjau susitikimus, Kastų komanda man padėjo pasirinkti ir gavau labai gerą progą viename iš susitikimų aplankyti šitą šalį ir pamatyti patį universitetą gyvom akim, kas man labai patiko. Su tėvais važiavome ir gavau pasikalbėti su studentais prie puodelio kavos. Buvo lietuvių, su kuriais galėjau lietuviškai pakalbėti, sužinojau, kokia pati programa yra, kaip vyksta studijos. Ir tai, kadangi žinojau pagrindę vien tik apie šitą ir aš jau prieš rinkdamasi universitetą buvau kaip ir nusprendusi, kad chemiją studijuosiu, tai labiausiai ir nulėmė man. Tada, jeigu galima, kitą skaidrę. Gerai. Apie patį universitetą. Mano įprasta diena universitete atrodo taip, kad pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais aš praleidžiu paskaitose, kurios dažniausiai būna arba chemijos, biologijos arba mikrobiologijos pamokos. Tai sėdime klasėje gal 30 studentų ir yra 2 klasės. Viena yra specialiai international students, kurie iš visų pasaulio kampų, ar tai būtų iš Azijos, ar iš Afrikos, Amerikos, iš Europos labai daug. O ketvirtadienius ir penktadienius praleidžiu laboratorijose. Ketvirtadieniais darome chemijos laboratorinius bandymus priklausomai nuo temos. Dabar baiginėju šią savaitę savo egzaminus antros temos, kas yra iš baseinų chemijos, o pirmą pusmetį buvo iš maisto chemijos, tai mes turėjome gaminti alų, kas buvo labai įdomu. O penktadieniais atliekame mikrobiologijos. Tai irgi įdomu, kaip vyksta visi procesai su ląstelėmis, jas auginame, prižiūrime ir kaip su jom elgtis, jeigu įvyktų incidentai. Taip pat labai įdomu dirbti grupėse, nes turime savas komandas, turime susisiekti su kompanijomis, priklausomai kokioje srityje norime dirbti. Šiuo metu aš esu pasirinkusi parfumeriją ir kosmetologiją. Tai ieškome specialiai mūsų srityje arba mūsų miestelyje arba aplinkui, kur būtų galima su jais susisiekti ir arba pagaminti produktą, arba jį kaip nors išplėtoti, nes tai yra susijęs su mūsų studijomis ir mes turėsim 3 metais jas dar labiau išplėtoti. Apie mano laisvalaikį. Mano kiekviena diena atrodo vis skirtingai,
dažniausiai kiekvieną savaitę nusprendžiame su draugais pas kažką kambaryje arba kokiame bute, kas turi, kur gyvena, nusprendžiame pagaminti maistą. Ar tai būtų kažkas tradicinė, nes mano draugų grupė yra iš Slovakų, ir korėjiečių, ir iš Afrikos turiu draugų. Tai labai įdomi įvairybė. Esu pagaminusi ir šaltibarščius. Tai buvo labai nustebę, nes nėra valgę tokios sriubos, ypač šaltos. Tai buvo labai įdomu sužinoti jų nuomonę. Dažniausiai, kai labai daug mokomės arba būna egzaminų laikotarpis, nusprendžiame eiti biliardą pažaisti, kad tiesiog atsipūsti ar tiesiog praleisti linksmai laiką. Taip pat turime miestelyje labai didelį sporto centrą. Tai ar tinklinį einame žaisti, ar boksą, ar krepšinį, irgi priklauso, kadangi prie jūros dar gyvename, tai kadangi atvažiavau aš rugpjūčio mėnesį, labai didelę dalį laiko praleidau prie jūros ir važinėjusi su dviračiu, nes čia visi pagrinde važinėjasi su dviračiu, mašinų beveik nėra. Tai irgi toks įdomesnis pomėgis. O taip, studijuojančią labai vertinu atvirumą ir draugiškumą, ko negalėčiau pasakyti, kad gimnaziją buvau patyrusi, nes čia visi žmonės labai draugiški ir atviri. Jeigu jie netgi būtent to dalyko nestudijuoja, kažką studijuoja su vandeniu susijusi arba informatika, jie vis tiek bandys tau padėti. Nors jeigu jie to ir nesupras, tai labai įdomu. Ir paskutinėje skaidrėje, čia tiesiog kelios nuotraukos iš pastarųjų mano kelių mėnesių. Supratau. Tai gal trumpai irgi dar paklausiu dėl darbo. Ar šiuo metu dirbi, ar planuoji dirbti? Iš pradžių ieškojausi darbo ir buvo sunku rasti. Vien dėl to, kad labai atsiprašau. Viskas gerai, jeigu ką galėsim vėliau atsakyti klausimą. Nes kadangi nemoku olandų kalbos, visai sunku susirasti darbą. Bet mano pirmas darbas buvo nešioti laikraščius rytais, tai keltis 5 rytą, pristatinėti laikraščius iki 7 ir tada eiti paskaitas 9 rytą, nelabai daug miego, tačiau dabar dirbu prekybos centre. O kaip su stipendija, ar bandėjai gauti, nes čia matau klausti kažkas būtent tavęs? Ne. Jeigu mokyklos stipendijos, ne. O paramą tą valstybės dirbančiam studentui? Esu pateikusi, bet dar pas juos užtrunka šiek tiek laiko, kol jinai pereina, tai dar vis jos laukiu. Supratau. Gerai, ačiū. Ačiū, Amelija. Paskui galėsim, čia matau, yra klausimų, tai galėsim arba Amelija gali raštu atsakyti tada, nes matau būtent apie tą stipendiją, kitaip tariant, turbūt paramą tavęs klausė ir kiek laiko mokysies, kokia studijų kaina. Tai dabar dar tada aš papasakosiu šiek tiek apie Belgiją, nes su Nyderlandais kaip ir baigiam, ar ne, tikrai nemažai merginos papasakojo. Tai galima per KASTU įstoti ir į Belgiją, į 5 iš tikrųjų Belgijos universitetus, kurie siūlo studijas anglų kalba. Tai iš esmės tikrai labai daug panašumų Belgijoje yra su Olandija, nes visi universitetai, su kuriais mes dirbam, yra įsikūrę būtent toje olandiškoje dalyje. Tai ir švietimo sistema labai panaši. Tik tiek, kad studijos Belgijoje kainuoja dar pigiau, apie 1181 euras už metus. Tai manau, tikrai šitas faktas daro Belgiją dar patrauklesnę, o bakalauro studijos trunka 3 metus paprastai.
Deja, bet čia vat kažkokių tokių kaip stipendijų ar paramų ar paskolų studentams nėra. Vienintelis toksai privalumas finansinis, tai kad vat, studentai moka labai nedidelius mokesčius, tie, kurie dirba, tai apie 2 procentai nuo algos. Tai va, o plačiau apie viską, apie Belgiją ir savo programą kviečiu papasakoti Agnę. Tai sveiki visi, esu Agnė ir studijuoju VFX, Visual Effects, DAI, Digital Arts and Entertainment fakultete Hoveste, Kortrike, Belgijoje. Aš nuo 5 klasės jau domėjausi video montavimu ir jau užsiėmiau, tai rinkausi studijas būtent pagal šį pomėgį, kadangi ateitį noriu sieti su šiuo pomėgiu. Studijas užsienyje teko rinktis todėl, nes visų pirma Lietuvoje net nėra jokio universiteto, kuris siūlytų studijas susijusios su VFX ar 3D animacija. Todėl Hoveste universitetą atradau būtent per kastų puslapį ir 10 klasėje nuvykus į atvirų durų dienas tiesiog galėjau laisvai save įsivaizduoti tame universitete ir labai sužavėjau pats universitetas savo pasiekimais ir taipogi dėstytojai pristatė, ir VFX buvo, ir 3D animacijos kursų pristatymuose, tai labai sudomino ir todėl nusprendžiau išbandyti. Tai šiuo metu studijuoju antrame kurse, kaip tik pabaigiau prieš savaitę visus savo egzaminus ir taip, kitą skaidrę galite imti. Taip, universitete labiausiai, manau, pirmoje vietoje patinka dėstytojai, kadangi jie yra labai jaunatviški, daugelis yra maždaug 30 metų, kai kurie vyresni, kai kurie jaunesni, ir visi turi labai daug patirties industrijoje ir taip pat kai kurie net yra mūsų DAI fakulteto įkūrėjai. Tai čia matosi kairiai viršui 3 nuotraukos būtent mūsų dėstytojų, tai net iš nuotraukų matosi, kokie jie šilti ir malonūs, labai nuolatos jaučiasi tas rūpestis, kad jiems tikrai labai nuoširdžiai rūpi patys studentai ir negaili ir savo laiko, lieka po paskaitų, jei reikia kažką paaiškinti. Labai šilti žmonės yra. Taip pat labai patinka ir study nights, kurios vyksta kiekvieną ketvirtadienį nuo 6 iki maždaug 10 arba 11 vakaro. Per jas studentai gali susirinkti ir mokintis, bet taip pat jos būna ir teminės. Pavyzdžiui, prieš pat Halloweeną būna Halloweeno study night, kai visi persirengia, išsidažo ir būna tokia kaip šokiai. Taip pat būna prieš žiemos atostogas ir prieš vasaros atostogas. Tai 2 kartus į metus būna prom, kas yra išleistuvės, tai būna šokiai. Mūsų vienas dėstytojas didžėjauja ir tiesiog visi labai linksmai praleidžia laiką, taip pat fotosesijos būna. Šiais metais taip pat turėjom filmų vakarą, kurį organizavo mūsų kurso dėstytojas. Tai žiūrėjom filmą Everything Everywhere All at Once, bet ateityje, aišku, visi kitokie filmai bus. Ir kitoje skaidrėje taip pat matosi, kad reikia ir, aišku, mokintis, labai daug pastangų reikia įdėti, kadangi viskas yra praktika pas mus universitete. Pirmam pusmetį, pirmų metų buvo šiek tiek teorijos, berods 2 ar 3 egzaminai buvo teorijos, visa kita praktika. Šiais metais vien tik praktika, 1,5 mėnesio dabar esu Lietuvoje, nes tiesiog egzaminus reikia priduoti ir viskas. Taip pat per study nights dėstytojai pirmame kurse, antram pusmetį turėjom Camera Studio, kas buvo pagrindė fokusuojamasi į fotografiją, tai dėstytojai irgi leido naudotis universiteto patalpom ir įrangą. Tai vat čia irgi yra nuotraukų. Taip pat praktikoje buvo Camera Studio šiais metais per 4 valandas buvo užduotis nufilmuoti atardymo sceną, nufilmuoti ir sumontuoti, tai buvo irgi labai įdomu ir viskas per praktiką. Kitoje skaidrėje matosi štai šiek tiek nuotraukų apie patį miestą. Tai Kortrikas yra labai iš tiesų jaukus ir saugus miestas. Jis maždaug dydžio berods kaip Alytus ir Kaunas, tam tarpe kažkur. Ir iš tiesų labai gražus miestas. Pagrindinis, manau, simbolis jo yra štai tie 2 bokštai, kurie matosi apačioj.
per Kalėdas labai gražiai pasipuošia visas miestas, yra kačių kavinė ir keramikos krautuvėlė. Taip pat, kadangi Korčikas yra netoli Prancūzijos sienos, tai už 5 eurus per pusvalandį galima traukiniu nuvažiuoti į Lilį, kas yra jau Prancūzijos miestas, bet taipogi labai gražus. Ir iki Briuselio pačio 1,5 valandos traukiniu ir iki Briuselio oro uosto. Irgi Antverpenas prie pat ir pati stotis yra miesto centre. Tai tikrai yra nesunku ir patogu nuvažiuoti į kitus miestus ir aplankyti. Kitą skaidrę. Ir taipogi vyksta dar gegužės gale būna Creative Week arba kitaip Creative Week, kai pirmakursiams dėstytojai sugalvoja įvairias, kaip veiklas ir ta Creative Week trunka 2-3 dienas. Kai, pavyzdžiui, praeitais metais buvo ir podcastai, ir štampus darė, ir mezgė, ir nėrė, ir žaidimus programavo, ir stop motion filmus filmavo. Vienu žodžiu, viskas, ką dėstytojai bet ką sugalvoja. Aš buvau užsirašiusi į miniatiūrinių scenų gamybą ir filmavimą. Tai tas sraigtasparnis ir matosi, mes vieną dieną gaminom visą tą sceną, o kitą dieną filmavome video. Taipogi lapkričio pradžioje universitetas organizuoja Unwrap festivalį. Tai pagrindinė šio festivalio mintis yra ta, kad, kadangi 3 kurso 2 pusmetyje jau prasideda praktika, tai tie studentai 3 kursai, kurie dar nėra susiradę, kur atlikti praktiką, galėtų rasti tą kompaniją, tą įmonę, kurioje galėtų atlikti. Tai universitetas sukviečia įvairias kompanijas ir būna kaip būdelės ir gali tiesiog prie staliukų prieiti ir pakalbėti su žmonėmis iš industrijos, iš kompanijų įvairių. Ir taipogi vyksta įvairūs TED Talks ir pristatymai, diskusijos, būtent kas susiję su mūsų filmų žaidimų industrija. Ir taipogi 2 kurse šiais metais dalyvavau. Tai tiesiog yra labai smagu, nes gali susirasti jau iš karto pažinčių ir galbūt kitais metais ieškant jau tos praktikos, kažkas, su kuo šiais metais kalbėjau, jau atsimins ir galėsiu paminėti, kad dalyvavau, kalbėjau su jumis ir taip padės taipogi gauti galbūt ir praktiką. Taip pat dar vyksta po pirmo pusmečio egzaminų organizuoja keliones į užsienį. Tai šią ir sekančią savaitę, 2 savaitės šiais metais studentai yra išvažiavę į Los Andželą. Praeitais metais berods irgi kažkur į Ameriką, gal į New Yorką važiavo ir dar prieš tai galbūt Aziją kažkur. Ir žinau, kad šiais metais tai tikrai ir į Netflixo kompaniją eis, ir į Universal, ir ten tiesiog jau, įleidžia visą turą po kompaniją padaro, galima susipažinti su visą industriją tokiu būdu. Ir dar kitą skaidrę. Ir štai čia sudėjau mūsų, keletą darbų pavyzdžių, ką mums reikia daryti. Tai čia yra iš 3D, Compositing, Camera Studio sudėjau vaizdus, tai yra nuo praeitų metų ir šių metų tarpiniai egzaminai ir patys egzaminai. Taip pat dar šiais metais turėjom programavimą ir simulacijas. Praeitais metais dar buvo taipogi programavimas ir pagrindai filmų yra, į kuriuos įeina filmų istorija, dailės istorija ir visual technologies istorija. Tai vat, ir manau, viską paminėjau, ką norėjau paminėti ir aš tikiuosi, kažką sudomino galbūt. Ačiū labai. O klausyk, labai tenka, iš tikrųjų būna girdėti žmonių, studijuojančių tavo universitete, kad tikrai studijos yra labai sunkios. Kaip tu pati galvoji, kaip vertini? Ar jauti, kad tai yra tikrai labai sunku ir atrodo daugiau niekam kitam laiko nėra, nes labai daug mokytis reikia, ar kaip pavyksta tau rasti tą balansą tarp, laisvalaikio ir mokslų? Nenoriu labai prigąsdinti, bet taip tikrai reikia labai daug darbo ir daug laiko skirti šiom studijom, kadangi viskas yra vien tik praktika, tai kartais net būna pagalvoju, kad geriau būtų teorija, tai teorija tiesiog išmoksti ir viskas, tai būtų greičiau, bet kai studijuoji tai, kas patinka, tai tos ir studijos tampa kaip ir tas laisvalaikis kartu.
tai aišku, kai kurios labiau patinka, kai kurios mažiau, bet, na, pavyzdžiui, šitą vidurinį video darant, aš tiesiog kaifavau, nes tai yra mano dalykas, tai man net nesijautė kaip egzaminas, tai aš, kai norėdavau pailsėti nuo egzaminų, aš prie šito egzamino dirbdavau, tai taip, bet aišku, galima atrasti to laiko tikrai sau, nes ir kiti ir į sporto salės eina, ir su draugais susitinka, čia labai nuo pačio žmogaus taipogi priklauso. Taip. O sakyk, kaip su darbu? Ar planuoji dirbti, galbūt bandei dirbti, ar visgi fokusas grynai studijos yra? Mano yra fokusas grynai studijoms, net nelabai domėjausi darbu, bet net iš mano grupės, mano grupė yra apie 30 žmonių, tai kiek žinau, niekas nedirba, nes, nežinau jų priežasčių, bet mano priežastis tiesiog, kad noriu labiau susifokusuoti į mokslus, tai nelabai domėjausi darbu. Supratau, ačiū. Ir matau, yra būtent klausimas vienas tau skirtas, klausia Urtė, tai kaip su pragyvenimu ir darbu, tai apie darbą atsakėjai ar ne, bet vat, tas pragyvenimas, tai jeigu nepaslaptis pasidalinti ar ne, kaip sekasi viskas, ar brangu, tarkim, ar ne, vat, kaip jauti šitą dalyką. Tai šiaip, manau, produktų, pavyzdžiui, parduotuvėje kainos, tai labai panašios su Lietuva yra, o už pragyvenimą, tai už savo bendrabutį aš moku apie 500 eurų į mėnesį, tačiau yra ir pigesnių, žinau, aišku, ir brangesnių. Ir jo, jeigu nedirbi, tai mokesčių jokių nereikia mokėti. Net nežinau, ką daugiau pasakyti. O dabar klausyk, vat irgi paminėjai būstą, ar ne, kad mokai apie 500, ar sunku buvo rasti visų pirma ir vat koks tas tavo būstas, ar tai kambarys, ar kaip studijo tipo kažkoks butukas, kad irgi žmonės labiau suprastų, kaip va ten atrodo viskas. Taip, tai būstą patarčiau ieškotis vasario kovo mėnesį, kadangi kovo mėnesį visi nuomininkai atsiunčia laišką tiem, kas gyvena, paklausti, ar dar nuomuosi kitais mokslo metais ir tuomet sukelia visus skelbimus. Aš pati susiradau būstą vasario gale ir žinau, kad tie, kas jau ieškojo balandžio mėnesį, labai sunkiai rado, kadangi tie Hovestas priima kovo mėnesį. Aš jau buvau įstojus į Hovestą, man tik reikėjo nusiųsti egzaminų rezultatus, kad iki pat galo, bet jau mane buvo priėmę. Tai vat ir aš gyvenu bendrabutį, bet turiu savo nuosavą ir vonę ir tualetą ir kambarys yra 16 kvadratų berods, tiesiog bendra virtuvė ir labai geroje vietoje, aš beveik miesto centre gyvenu, tai ir labai vieta gera, nuo universiteto 20 minučių pėsčiomis eiti ir jo, tai patarčiau ieškotis vasario gale kovą pradėti. Ir IELTS egzamino nereikėjo man, aš laikiau iš viso Duolingo anglų kalbos egzaminą, labai juokingai skamba, bet buvo ką veikti per Duolingo egzaminą, tai man užteko Duolingo egzaminas, nereikia IELTS būtinai. Taip, užtenka Duolingo arba netgi valstybinis anglų kalbos egzaminas, jeigu tokį planuojat laikyti. Tai gerai, Agne, ačiū. Grįšim paskui dar, manau, gal klausimų daugiau atsiras, tai visi tie, kurie turit klausimų, užduokit, paskui pabaigoje webinaro, kai pabaigsiu pristatymą, tikrai prieisim prie jų ir galėsim atsakyti. Taip, tai judam toliau. Tai trečioji šalis, kurią turim, tai yra Danija. Čia studijos yra nemokamos visiems ES piliečiams, plus dirbantis bent 10-12 valandų per savaitę studentai gauna stipendiją, kuri iš tikrųjų yra apie 1000 eurų beveik mėnesiui. Ir visai toks variantas irgi padedantis, sakyčiau, pragyventi ten. Čia yra ir universitetų, ir koledžų šitoje šalyje, tai studijų trukmė yra skirtinga. Labai gaila, bet Danijoje šiai dienai tikrai nėra to programų pasirinkimo itin plataus, bet yra labai geros IT ir inžinerinės programos, kurias galite rasti kastu.lt svetainėje. Taip pat turim nemokamas irgi studijas Suomijoje ir Švedijoje.
kaip ir Danijoje, nieko nekainuoja ES piliečiams studijuoti. Būtent Švedijoje tai irgi nedidelis universitetų skaičius, siūlantis studijas anglų kalba, tai pasirinkimas ganėtinai ribotas. Tačiau Suomija tai tikrai tokia, sakyčiau, auganti šalis ir mūsų ratas vis plečiasi tų partnerių, su kuriais mes dirbame ir universitetų. Tai ir programų pasirinkimas sparčiai didėja, o ir išvykstančių žmonių tikrai iš Lietuvos kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau. Taip, tai manau, kad tikrai studijos abiejose šalise yra vertos dėmesio, nes tikrai kokybiškos. Jei turi daugiau, sakykime, klausimų apie šitas šalis ar kurias kitas, tai tikrai kviečiu užsiregistruoti į nemokamą konsultaciją, papasakosim daugiau ir tiesiog viską daugiau plačiau aptarsim. Na, o vasario 25 dieną mes organizuojam nemokamą online renginį, kurio metu visi, kurie užsiregistruoja, turi progą 20 minučių panašiai asmeniškai pabendrauti su universiteto atstovais, užduoti kažkokius tai klausimus ir visa tai vyksta individualaus pokalbio metu. Tai tiesiog išsiaiškinat apie universitetą, apie šalį, pabendraujat su universiteto atstovu ir sužinot viską, kas jums yra svarbu. Tai tikrai labai kviečiu nepraleisti tokios progos ir užsiregistruoti. Na, o kalbant apie tą visą stojimo procesą, nes tai yra tikrai svarbus dalykas, ar ne, tai visų pirma reikia išsirinkti, aišku, studijų programą ir universitetą. Studijų programas galite matyti studijų paieškos sistemoje, kurią rasti galite irgi kastu.lt. Ten galėsit ir filtruoti pagal programas, šalis, matyti, kokiuose universitetuose yra kokios programos galimos. Jeigu, sakykime, dar kažkas nežinot galbūt, kokią sritį norėtumėt studijuoti, tai labai kviečiam jūs kreiptis į Kastų karjeros centrą ir pasikalbėti su karjeros konsultantais, kurie tikrai, manau, padės išsigryninti, kur ir ką studijuoti norėtumėt. Antras žingsnis išsirinkus jau studijų programą, tai stojimo anketos pildymas. Stojimo anketą irgi rasite kastu.lt tinklapyje, tiesiog užsiregistruojat, užpildot, prisegat dokumentus, išsiunčiat iki tam tikro termino ir laukiat paskui atsakymų. Tai terminai iš esmės tikrai yra skirtingi, viskas labai priklauso nuo šalies. Danija yra iki kovo 1 dienos, Nyderlandai, Belgija iki balandžio 1 dienos. Bet, pavyzdžiui, Suomija, tai terminai yra tokie neapibrėžti, sakykime, nes kuo anksčiau pateiksit anketą, tuo daugiau šansų yra gauti studijų vietą. Kadangi ten studijų vietos, kai užsipildo, tiesiog gali uždaryti programą. Visus tikslius stojimo anketos pateikimo terminus taip pat rasite mūsų puslapyje studijų paieškos sistemui. Na ir pats paskutinis toks žingsnis turbūt, ar ne, link studijų užsienyje, tai yra išsiuntus stojimo anketą, belieka patvirtinti savo anglų kalbos žinias, kad sugebėtumėt įrodyti, kad sugebėsit studijuoti anglų kalbą ir tam yra keletas būdų. Tai pirmas ir bene lengviausias, tai tiesiog išlaikyti anglų kalbos brandos egzaminą ir mokytis anglų kalbą B2 lygiu. Nėra skirtumo, koks bus tas jūsų balas iš valstybinio egzamino, svarbiausia, kad jūs jį išlaikytumėt. Ir jeigu, tarkim, stoja 12-okas, tai nebūtina, kad jis jau turėtų tą išlaikyti anglų kalbos egzaminą. Tiesiog prieš studijas, kad jau tai būtų atlikta. Taip pat galima išlaikyti nemokamą Oxford testą, kurį organizuoja Kastu, ir, žinoma, IELTS, TOEFL arba Duolingo testas. Lentelė su visa informacija, kokie universitetai, kokį tiksliai anglų kalbos testą pripažįsta, irgi rasite kastu.lt tinklapyje. O kas toliau? Toliau tiesiog išsiunčiat anketą, laukiat atsakymą, jis būna šiaip pakankamai greitai, iš Belgijos ir Nyderlandų būna tikrai per keletą mėnesių ar net savaičių, o iš Danijos tai gali užtrukti iki Liepos mėnesio. Gavus atsakymą, iš esmės, galėsit pradėti ruoštis, manyčiau, tokiam vienam didžiausių savo gyvenimo nuotykių, tai studijoms užsienyje. Kodėl Kastu? Manyčiau, pagrindinis toksai gal momentas būtų, kad tiesiog mes stengiamės tikrai, kad viskas žmonėms stojantiems per mus būtų kuo paprasčiau, aiškiau, sklandžiau, kad nereiktų patiems tiesiog kažkur tai klaidžioti, gaišti laiko, aiškinantis kur, kada ir kaip ten reikia pateikti tuos dokumentus. Tai stengiamės tikrai padėti kiek įmanoma.
O kadangi esam savo srities profesionalai, tai turim 96% įstojimo garantiją. Iš esmės specializuojamės būtent tik į studijas užsienyje, tai nesiūlom jokių kitų papildomų paslaugų. Visos mūsų pagrindinės paslaugos yra jos nemokamos, konsultuojam nemokamai, stojimo procesą organizuojam nemokamai, yra tik tais įstojimo mokestis nedidelis 149 eurai ir jį reikia sumokėti tik tada, jeigu žmogus gauna arba kai gauna pirmąjį priėmimo laišką iš universiteto, o visos kitos paslaugos pagalba yra nemokami. Tai jeigu palygintumėm, tarkim, kastų ir kitų įmonių paslaugų kainas, tai tikrai matytumėm, kad stojimas į užsienį per kastų bus pigesnis bent 4 kartus. O taip yra todėl, nes kastų remia ir veiklą mūsų finansuoja ES institucijos. Taip, o dabar ekrane galite matyti mano ir mano kolegos Vytauto kontaktus. Tai tikrai kviečiu registruotis į konsultaciją nemokamą ar tiesiog parašyti mums elektroniniu paštu, paskambinti, pakalbėsim, susipažinsim ir pasistengsim jums kiek įmanoma labiau padėti. Tai va, tai tiek su prezentacija, labai ačiū už dėmesį, už kantrybę klausantis ir dabar galėsim grįžti prie užduotų klausimų, kurių matau visai prikrito. Taip, tai galim pradėti. Taip, tai matau pirmas klausimas, Urtė rašo, o metinis vidurkis turimo omeny bendras, ar visų dalykų atskirų turi būti aukštesnis už 7. Tai čia turbūt apie Skandinavijos šalis, tai labai įvairiai būna, kad dažnai bendras, bet būna kartais kai kurie universitetai kai kuriom programom išskiria, kad tarkim vidurkis būtent iš matematikos ne mažiau negu 7, kaip pavyzdys, arba iš anglų kalbos. Tai tiksliai visada galima rasti prie kiekvienos programos stojimo reikalavimų. Tai ten jau viskas bus aprašyta ir detaliai pažymėta. Skaistė klasė, sveiki, ir gausime šio seminaro įrašą. Tai taip, visi, kurie užsiregistravę esate, gausite rytoj greičiausiai webinaro įrašą. Elena, čia matau klausė, žinau, kad čia Amelijai buvo klausimas skirtas, bet jį kaip ir atsakė, tai dėl studijų kainos, tai studijų kaina Nyderlanduose yra apie 2695 eurai už metus ir studijos šiaip trunka, jeigu taikomųjų mokslų Applied Science universitete, tai 4 metus. Jeigu labiau teorinis universitetas, tai 3 metus. Aš dar galėčiau pridėti prie studijų kainos. Nors studijos kainuoja 2600, reikia taip pat ir pasižiūrėti kainas dėl knygų ir panašiai, nes knygos tikrai nėra pigios, bet galima jas rasti ir internete arba nusipirkti iš čia esančių studentų, tačiau jie turi kodus, tai labai sunku, kai turi daryti darbus arba kai reikia laboratorijoms irgi aprangos arba specialių priemonių. Taip, iš tikrųjų, tai tikrai tokie svarbus dalykai atkreipti dėmesį ir gal tiesiog turėti omenyje, ar ne, kad tikrai ir knygos kainuoja ir visi kiti dalykai papildomai. Aišku, knygos būna kartais tiesiog, bent jau pati prisimenu iš savo laikų, tai nusipirkdavo kažkas, tarkim, knygą, tiesiog padarydavo PDF versiją ir padalindavo visiems, jau tada ir ta kaina nebaisi gaunasi, bet taip, tos papildomos išlaidos jos aišku yra. Tada matau klausimas, į kurį dar irgi neatsakėm, ar sunku įstoti šį universitetą. Tai čia, man atrodo, apie Havestą klausė, tai aš gal tai bendrai pasakysiu, kad iš tikrųjų, kai žmogus atitinka reikalavimus ar ne, tai įstoti tikrai nėra sunku. Havestas tai pagrinde motyvacinis laiškas ir tikrai matematikos tam tikri reikalavimai yra svarbus, kad galbūt tas pažymys kartais gali būti netoks stipriai lemiantis, bet kad tiesiog žmogui nebūtų matematika pati didžiausia kančia galbūt, sakykime, ar ne, nes pats universitetas tai labai akcentuoja. Taip, tada ar būtina išlaikyti matematikos VBE, tai irgi matau Agnė apie Havestą parašė, kad užtenka anglų kalbos egzamino, brandos atestato, tai taip, nes matematikos egzamino realiai iš tikrųjų turbūt yra keletas programų, kur apskritai jo reikia, bet tai yra vienetai. Dažniausiai ir didžioji dalis, ten 99% programų to egzamino visiškai nereikalauja ir jis nėra reikalingas.
Taip, matau, čia Agnė dar atsakinėjo irgi raštu į tam tikrus klausimus. Klausimas Agnė iš Skaistės buvo irgi, kokia studijų kaina yra. Ir Agnė irgi, matau, atsakė, kiek kainuoja ši Belgijos studijos, kainuoja apie 1180 eurų panašiai. Taip. Matau, čia irgi yra klausimas, kokiam website galima ieškoti nuomų, tai matau, Agnė irgi dėl Belgijos numetė nuorodą, tai gal ir Nyderlandų merginos pasidalins kokią nuorodą, kad vat, kažkur tai būtų galima paieškoti to būsto, tokią patikimą svetainę. Šiaip ir pas mus yra nemažai informacijos, prie kiekvieno universiteto yra skiltis apgyvendinimas ir toje skiltyje tikrai galima atrasti nemažai variantų. Taip, kaip sekėsi merginoms adaptuotis prie nuolatinės anglų kalbos studijose ir kasdienybėje? Tai čia gal kuri galėtumėt pakomentuoti truputėlį daugiau, pavyzdžiui, Adrija galbūt tu? Taip, tai su anglų kalba yra gana, nežinau, man buvo tikrai baisu, ypač pirmais metais, dėl to, kad, visiškai kita kalba ir aš, nebuvau kalbantis žmogus, bet atvažiavus visiškai pakeičiau nuomonę dėl to, kad aš dar plus gyvenau bendrabuty, kur daug lygiai tokioj pačioj situacijoje esančių žmonių ir visi buvo tokioj pačioj būsenoj, visi bijojo angliškai kalbėti, bet tikrai visi labai draugiškai susikalbėjo. Aišku, yra tie akcentai, kur galbūt kartais sunku suprasti, ką žmogus sako, bet tai tikrai maža problema, visi draugiški, visi supranta. Patys olandai irgi, jie labai priima tą anglų kalbą net ir tikrai nėra jokių problemų. Bent jau aš nepatyriau to. Supratau, ačiū už atsakymą. Tada matau yra klausimas, ar vykdote tik stojimo pagalbos paslaugas, ar ir karjeros konsultacijas. Tai mes turim karjeros konsultantus atskirai, ten karjeros centre galima, žodžiu, pas mus irgi puslapyje rasti jų kontaktus, yra karjeros konsultantai _psichologai irgi, tai tikrai kviečiu pasižiūrėti, su jais susisiekti ir pasikalbėti, jų konsultacijos yra mokamos, tačiau jos tikrai nėra labai brangios, tai tiesiog, manau, visai verta yra šiek tiek investuoti ir tada truputėlį taip išsigryninti. O kas jau liečia visą tą stojimo procesą, pagalbą, renkantis universitetą, ten, nežinau, ar kažką tokio šalį, tai jau tikrai mus galit kreiptis. Tada klausimas, ar yra sporto pasiekimai kaip privalumas. Tai labai priklauso, jeigu žmogus stoja į kažkokią sporto programą, tai tada ypatingai taip. Jeigu stoja, nežinau, į verslą, finansus, chemiją ar taip toliau, IT programą, tai tada toks kaip grinai privalumas ne, bet jeigu, sakykime, universitetas prašo pateikti, sakykime, motyvacinį laišką, tai tame motyvaciniam laiške visada galima savo kažkokias veiklas paversti privalumu, ar ne, apie save, kad galbūt esu disciplinuotas žmogus, nes ten sportuoju nuo mažens, ten kažkas į tą pusę. Tiesiog kažkaip galima tai paversti pliusu tikrai ir privalumu. Taip, Gabrielė klausė, apie Belgiją matau, tai čia jau mums reikės Agnės, kiek maždaug reikia turėti pinigų savo reikmėms, maistui ir taip toliau, norint pragyventi studentams užsienio mėnesiui, pavyzdžiui, Belgijoje. Net nežinau, aš gana taupau, tai net nežinau, žinau, kad Belgijoje yra tikrai, mes draugėm naudojam, yra tokia programa Too Good To Go, kur parduotuvės tiesiog, tie produktai, kurie, sakykime, baigia rytoj ir poryt galioti, ir parduotuvės jas išmestų, jas galima nusipirkti už ten maišiuką už 5 eurus, bet vertė būna 30 eurų, pavyzdžiui, ir būna ir ten lašišos, ir vištienos, ir daržovių, ir jogurto. Kartais pataikai gerų, kartais būna tokie, ko nevalgai, bet yra tokia tikrai toks būdas, kur gali gauti tikrai normalaus maisto, bet pigesnių variantų. Ir jo, kainos tikrai kaip Lietuvoje panašios labai. Taip, jo, nes šiaip pradžio mokslo metų pirmam pusmetį reikia vadovėlį dar nusipirkti matematikai su fizika.
bet jį labai daug kas parduoda, yra Discordo grupėje, jos atsiunčia nuorodą visada, kai jau įstoju į Hovestą, tai ten daug kas labai pardavinėja kiekvienais metais ir taip pat, reikia kompiuterio, bet po to tiesiog už mokslus ir viskas. Ir nuoma. Supratau. Gal iš merginų Adrija arba Amelija irgi norėtų pasidalinti, kiek maždaug ten mėnesių išleidžiat? Aš galiu irgi papasakoti. Iš tikrųjų labai įvairiai dėl to, kad kartais pataupau, kartais ne. Šiaip aš kai kuriais mėnesiais, kai tikrai daugiau pataupydavau, tilpdavau į 300. Čia ir visi restoranai, ir tiesiog maistas kasdieninis, ir galbūt kartkartinis kokia nors pramoga, ar kur nors kažką nusipirkimą savo. Šiaip aš sakyčiau tarp 300–500. Supratau. Ačiū. O Amelija? Būtų galima pakartoti klausimą. Jo, maždaug kiek pinigų reikėtų turėti reikmėms savo per mėnesį. Tai maistas, taip toliau, žodžiu, kad pragyvent Nyderlanduose. Apie 300–350 priklausomai ką perkiesi, bet kadangi aš dažniausiai darausi maisto su draugais, tai mes visi prisidedame, tai nebent kur nors nusprendžiame eiti, bet į restoranus ar kavinės nelabai einame, nebent kokią kepyklėlę ryte prieš pamokas ar kažkas tokio. Supratau, ačiū. Tai labai panašiai, manau, tikrai iš tikrųjų tos kainos tiek Belgijoje, tiek Nyderlanduose, kas liečia maistą, tai turbūt labai panašu ir Lietuvoje turėtų būti. Taip, tada Gabija klausė, ar yra įmanoma nuomotis nedidelį butą, kalbant apie studijas Danijoje. Taip, yra galimybė tokia tikrai, tai jau čia tada turbūt labiau gal tokia privati rinka, kaip sakau. Yra tokia galimybė, būna kiti, tarkim, ar ne, vieni per universitetą bando gauti kažkokį tai bendrabutį, kambarį ar tai mini butuką. Kiti privačioj rinkoj kažkur skelbimuose ieško, dar būna variantai, kad susiranda kažkokį studentą būsimą ar esamą irgi kartu nuomojasi butą, tarkim, ir dalinasi butų dviese ar ten tryse. Tai tikrai viskas yra įmanoma, tiesiog reikia žiūrėti, kas pačiam žmogui prie širdies labiau kaip patinka. Taip, tada dar irgi antra klausimo dalis, taip pat minėjot, kad Danijoje daugiau dėmesio skiriama inžinerijai ir taip toliau, tai ar galima studijuoti ir humanitarinių arba socialinių mokslų studijas? Iš tikrųjų, tai daugiau dabar tikrai, inžinerija, IT, tada ten multimedijos dizainas, kaip pavyzdys, turima pedagogikos programą, tačiau jinai yra programa, kuri ko gero bus tik tais dar vienas stojimas, tai nuo 26 metų, nuo šių metų rudens, ir tos studijos yra pirmus 2 metus anglų kalba, paskui danų kalba pasikeičia jau, nes danų kalba irgi įeina į studijas, tai tiesiog žmonės mokosi tos kalbos ir vėliau tęsia studijos daniškai. Tada turime dar variantą, pavyzdžiui, fashion design programa galėtų, branding and marketing, tai kažkas į tą pusę, bet čia kelios tos programos. Tai ši programas galit pas mus svetainiai pasižiūrėti arba parašyti mums elektroniniu paštu ir tiesiog padėsim dar kažką daugiau parinkti. Taip, tada matau dar vienas klausimėlis, kadangi stojimai bus anksčiau negu lietuviškų egzaminų pabaiga, esu girdėjus, jog tenka siųsti brandos atestatą ir tuo pačiu egzaminų rezultatus tik po stojimų. Taigi egzaminų tikslus rezultatai nelemia stojimų, svarbu tik faktas, kad išlaikiai. Kaip yra sveriamos stojančių žinios pažymiais, esu girdėjusi ir apie numerius fiksus programas, kuriuose veikia loterijos. Ką galite apie tai pasakyti? Taip, tai iš tikrųjų taip, stojimas vyksta būnant dar 12 klasiai, žmonės stoja pateikdami pažymius, tai yra dažniausiai 11 klasės metiniai, plus galbūt, kaip dabar jau ar ne, pirmas pusmetis 12 klasės į pabaigą, tai prideda žmonės ir pirmo pusmečio pažymius. Tie, kurie jau yra baigę mokyklą iš anksčiau, tiesiog siunčia savo brandos atestatą.
Į pažymius labiausiai atsižvelgia ir didžioji dalis universitetų į rezultatus egzaminų visai nekreipia dėmesio, nebent tai yra kažkokios specifinės programos universitetai, kurie reikalauja tam tikrų egzaminų rezultatų ir tų pačių dalykų. Tai va, tai pažymiai, motyvacija, sakyčiau, pagrindinis dalykas. Pažymiai toks labiau tiesiog orientacinis, jie tikrai nėra lemiamas dalykas. Tada dėl numerus fiksus programų, tai ten tiesiog yra reitingavimas, užduotis ir truputį kitoks principas, jos yra galbūt, taip pavadinkim, konkurencingesnės tiesiog. Ir tai, pavyzdžiui, psichologijos programos būna numerus fiksus, tai jų terminai, stojimas, pavyzdžiui, psichologija jau yra pasibaigęs, tai maždaug sausio vidury. Taip, matau, Karolis taip pat irgi klausė, ar Kastus siūlo daugiau šalių pasirinkimų, ar pagrinde tik šias išvardintas šalis. Tai taip, mes turim šitas šalis, su kuriuom dirbam ir kurias šiandieną paminėjom. Taip, tai matau, kaip ir daugiau klausimų nėra, tai jeigu jų atsirastų kam nors, tai kaip jau ir minėjau kelis kartus, tikrai galite registruotis į tą nemokamą konsultaciją, parašyti mums laišką elektroniniu paštu ar paskambinti ir galėsim pabendrauti daugiau, atsakyti tuos iškilusius klausimus galbūt. O dabar tai turbūt norėčiau visų pirma merginoms padėkoti Adrija, Amelija, Agnė, ačiū Jums už pristatymą, kad dalyvavot šiandieną, kad pasidalinot savo istorijom. Linkim Jums sėkmės moksluose ir visuose planuose ateities. Ir visiems ačiū, kurie dalyvavot, kurie mūsų pasiklausėt, uždavėt klausimus ir tada iki kitų kartų, ko gero vakaro visiems. Ačiū ir tau. Dėkui. Viso. Viso.